Kas matote šį video, prašykite matau, aš jums parodysiu, kaip automatizuoti visą tą procesą, kai tavo parašyta idėja, ChatGPT paima ir sugeneruoja turinį blogui, Instagramui, YouTube'ui, kur tu iš karto gali netgi įdėti automatiškai į savo puslapį. Ok, tai čia aš parašau depiliaciją Vilniuje lazeriu ir štai čia kažkas dabar buvo užstrigęs šiek tiek, bet aš dar kartą įdėjau. Tai matoma, ne, blog turinys yra arba generuojamas blog turinys, tada Instagramo tekstas, nereikia kesintis, va čia yra, matote, ne, blog turinys atsiranda. Depiliacija Vilniuje lazeriu efektyvus ir patogus būdas, kasmet vis daugiau moterų Vilniuje, ne, visas su raktažodžiu parašytas, tada pasirašo, pasidaro Instagram tekstas bus, aš nieko nedarau dabar. Ir po to, čia kol jisai darosi, tai apačioje, va čia YouTube aprašymas, ne, sveiki gera auditorija, aišku, čia pakeis kai kurios dalykus reikia, bet čia tik padaryta per 5 minutės realiai šitas automatizavimas. Tada yra failas sudedamas ir būna dabar neįmesta, nes čia buvo nesugeneruotas va šitoj vietoj tekstas tiesiog buvo, ten kažkas atsitiko, bet dabar sugeneruos. Ir kas, žodžiu, gaunasi, kad mes netgi padarom tą vat, paveikslėlį, ne, iš to pačio vieno žodžio tik įrašė depiliaciją Vilniuje lazeriu ir kai rašome jį, jisai sugeneruoja paveikslėlį ir tą paveikslėlį ir tą nuotrauką įmeta į blogą. Aš, pavyzdžiui, kol dabar žiūrėjau, tai įmetė jisai į blogą, čia dar tik paveikslėlio trūksta, kol jisai sugeneruos. Čia sugeneruotas jau, man atrodo, jisai yra, tik tai dar jo neįmetė. Ir jeigu aš darysiu, ok, čia authentication fail. Gerai, tai čia paveikslėlio dabar neįmetė, bet įmetė iš karto Facebook, aš tiksliau puslapio, kaip vos ne kaip WordPress'o šitą straipsnį, čia va galim prašyti, depiliacija Vilniuje, ne, lazeriu efektyvus ir patogus būdas. Dėl to būtent tas visas ir veikia generavimas, dėl to, kad mes Google Sheet'ai rašome idėją, ne, tada sugeneruoja į turinį, tada tą turinį paima ir gali distributinti, mes galim sustatyti ir įdėti tuos visus tinklus, kurių mums reikia, Instagramas, Facebookas ir taip toliau. Ir kai paskelbė, mes galim taip pat paskelbti ir į blog postą, ne, kad mūsų tada Google mestinės raktažodžiai geri, skirtingi puslapiai yra ir tada visą tai veda į mūsų produktą ar paslaugą. Okay? Tai viso to, čia netgi geriausių nemokamų tinklaraščių svetainių, kuriuose galite nemokamai kurti savo tinklaraštį 2003 metais išbandytos, palygintos ir peržiūrėtos. Ir čia yra Joomla, Wix, Square, Medium, WordPress, Bloggeris, Thumbnail ir daug kitų, ne? Tai būtent dėl to aš ir pristatinėjau šitus mokymus, kur yra asmeninė pagalba, siūliau, visą tai buvo sudėliota šituose mokymuose. Tai jeigu norite, jeigu turite produktą paslaugą, visa tai ir yra optimizuota ir sudėliota tam, kad su dirbtiniu intelektu mes pasiektume šitus tikslus. Tai yra, suprastume klientą, suvoktume jo būseną, ne, mums tai dirbtinis intelektas iš tikrųjų padeda suvokti, mes tik reikia, mums turime nurodyti visą tai. Taip pat suprasti Google žaidimą, taip pat suprasti Facebook'o, Instagramo žaidimą, tam, kad visa tai yra, kad mes suprastume ir parodome, kad mes suprantame, ką žmonės veikia, ką jie daro ir kaip mūsų protas ir paslauga jiems padeda pasiekti, ko jie nori arba išvengti, ko nenori. Viso to esmė ir yra. Jeigu radote šitą video vertingą ir matote, kad tai jums tikrai reikalinga ir padėt gali, tai galite tiesiog komentarą prašyti, noriu pagalbos, arba prašykite man asmeniškai, galėsiu pažiūrėti jūsų verslą, jūsų puslapius, jūsų Instagramą, Facebooką, YouTube'ą, kad ir ką jūs ten turite, kaip jūs tų klientų bandote ieškoti, kaip tos pardavimus bandote padidinti ir taip galėsiu parekomenduoti ir pakonsultuoti ir netgi padėti gyventi visas šitas strategijas, kad realiai padidinti tos klientų skaičių, padidinti pardavimus ir kad jūsų verslas iš tikrųjų pritrauktų tos žmonės, kurie matytų ir vertę ir galėtų padėti jums augti kaip kompanija. Tai va, rašykit, matau, noriu pagalbos ir susiekite su manimi.